Trečiadienį startuoja Europos vyrų krepšinio čempionatas. 21 valandą mūsų laukia svarbiausias mačas. Kas? Didžioji Britanija ir Lietuva švęs pergalę. Išmušė Delfi orakulo krabo Lazdeikos valanda. Lazdeika dažniausiai ilgai nedvejoja rinkdamasis, kurios šalies vėliava pažymėtame kevale apsistos. Bet šįsyk jis privertė visus sulaikyti kvėpavimą. Pirmosios rungtynės psichologiškai sunkios ne tik komandoms ir žaidėjams, bet ir mūsų orakului. Šiek tiek padvejojęs krabas pasuko Jungtinės karalystės vėliavą pažymėto kevalo link. Delfi orakulas pasivaikščiojo apie krepšiniu toli gražu negarsėjančios valstybės rinktinę simbolizuojantį būstą ir vos į jį neįsiropštė. Tada pasuko kevalo, kuris pažymėtas Lietuvos vėliava link. Žiūrėti krabo kelionę toliau nerekomenduojama silpnų nervų žiūrovams. Burtas mestas, Delfi orakulas pasirenka Lietuvą.